Nors saulė jau čia, bet žiema Lietuvoje su kovo 1 dažniausiai nesibaigia. Dėl to šiandien turiu jums 3 paprastus projektus, kuriuos galima pasidaryti namuose, kad pasigražintumėm savo buitį. Važiuojam. Aš nerandu vazonų. O, čia kaip tristeris, tai. Ok, tai nors žemė dar iššalusi, vis tiek galima pradėti sodo darbus namuose. Čia turiu aš tokį neprižiūrėtą, neprimylėtą, nelaistytą augalą, tai mes jį persodinsim ir padarysim jam dar papildomą paaukštinimą. Aš einu ieškoti vazono. Ok, tai mes važiuojam į senukus, bet žinai, ką aš suprantu, kad mes iš tikrųjų net nesugalvojom 3 mini projekto, kurį darysime šiame epizode. Tai šiaip tai aš galėčiau paskambinti savo sesį ir paklausti, ko pavyzdžiui jai reikia namo. Labas. Labas. Ar tu turi namuose kokį nors mini projektą, kurį tau reikia padaryti? Vaikams spintos? Biški per sudėtingas. Duok dar vieną kokį nors. Man reikia šunims staliuko. Šunims staliuko? Kam? Man atrodo, galim šitą. Sveiki! Šiandien esam senukose. Mums reikia susirasti nedaug, bet labai svarbių dalykų. Čia, žinok, aš užsimerkęs galėčiau dabar susirasti 2 ant 5. Yra 3 ant 6. Šitas, šitas tai yra 4 ant 4. Ne, čia 4,5 ant 5. Tai tu arčiau buvai. Visai gražus. Taip. Ir va dar mūsų paskutiniam mini projektui, vonios lentai, turim lentą. Ar? Reikia pasiimti didesnę. Let's go. Dabar jau tikrai einam. Ok, dar grįžtam, išsirinksim gražesnį raštą. O. 8. Taip va. Normaliai? Ok, paskutinis žingsnis reikia tinkamos žemės ir akmenukų vazono apačiai, nes jis neturi skylutės. Ir dar vazonų reikia. Čia mano medis, ne? Bet jis biški per platus. Tas geras. Au. Skylė galvoj, važiuojam namo. Viską turim. Žiauriai paprastas projektas. Galima būtų visą šitą lentą jau tiesiog dabar dėti į vonę ir ant jos pasidėti viską, ką nori. Visgi yra kelios bėdos. Tai, kad jeigu šitą lentą slys į šalį, jinai gali lengvai su viskuo įkristi. Ir kitas dalykas, jinai nėra atspari vandeniu, tai mums ją reikės dar kažkaip tai paruošti. Na, o tam, kad padarytumėm kažkokius tai stopus, mes tiesiog padarysime čia kelias kojeles. Tai iš grinder įrankių mums reikės šito suktuko, gali būti įvairūs kiti mažesni, didesni suktukai. Čia veikia kaip ir grąžtas, drėlė, bet ir puikiai suka varžtelius. Tada mums reikės pjūklo, tai gali būti siaura pjūklis. Kodėl jis neturi pjūklo? Palauk. Siaura pjūklis. Gali būti ir mūsų mėgstamas didžia pjūklis, nežinau, apskrita pjūklis. Ok, tai itin preciziškai atsimatuojame lentutę, užsidedam pjūklą, įspaudžiam. Noriu jums parodyti skirtumą tarp to, kai gręži varžtą tiesiai į medį, kas būna, ir kai išsigręži pilotinę skylutę, kas būna. Let's go. O ne, suskilo mūsų lentutė. Jesus Christ, raminkis. Neskilo. Skirtumas toks, pasidarot su mažu grąžteliu skylutę ir tada sukat varžtelį ir apsaugosite savo lentutes ir turėsite labai gražius mini projektus savo namuose. Tu turi šlifavimo popieriaus? Tai aš turiu ekscentrinį šlifuoklį, bet aš nepasiėmiau jam šlifavimo popieriaus. Kada jau užteks parmezano. Pažiūrėk, viduj ten būna popierėlių. Mano pirmasis popierėlis yra tiesiog pakuotėje. Tai viskas, ką aš noriu padaryti, yra tiesiog nuimti tuos pačius aštriausius kampelius. Gerai. Pasidarom skylutes. Vienintelis, ką mums beliko padaryti, tai yra impregnuoti šitą lentą, kad jinai būtų atspari vandeniui. Kodėl?
Aš tai darau su šaukštu, nes trečiame epizode Vainora iš seno stalo man sakė, kad jinai taip dirba. Jinai paima šaukštą, užsipila kiek reikia ir nenaudoja jokių lovelių, o tiesiog dirba tiesiai. Puiku. Paliekame šitą džiūtį, grįžęs namo aš padengsiu dar keliais sluoksniais iš kitos pusės ir taip toliau, tiesiog pradėjom nuo viršaus, o mes keliaujame prie kito mini projekto. Atsargiai, čia šiaip ne žaislas, žinok. Kur tu nori jos? Čia? Aš galvoju, kad čia. Nu, šunis, kuriam aukštį čia jums reikėtų? 19 cm. Gerai, atsimatavom, varom pjauti. Opa! Gerai, turim pamatavimus, čia ir išsipjausim ir čia iš tikrųjų labai paprastas projektas, nes tai reikia išsipjauti vietas bliūdeliam ir pasidaryti mažas kojeles, kad būtų 20 cm aukštyje bliūdeliai. Zaliuk indelį iš senukų. Dabar tu turėsi pasakyti, va, čia yra lazeris, kuriam iš indelių yra lazeris. Nu, sakyk. Čia, teisingai. Va, jums skanuką. Čia viena kojelė, čia viena kojelė ir čia viena kojelė. Lukai. Vat čia vat. Gerai. Jo? Labai greitai primatuokim, primeskim, kaip čia atrodys viskas, o čia centras pažymėtas. Gali pasirodyti, kad čia, oi, kaip tas grąžtas negrėžia. Aš tiesiog pamirštu perjungti normalų greitį. Va taip. Viso ko idėja yra tokia, kad, nu, jeigu Linas gali padaryti, tai tikrai ir aš galiu padaryti. Nu, Madridai, kaip tau? 2,5. Čia irgi 2,5. Madridai. Kur metras? Opa! Tiesiai piešia jisai čia tą liniją. Ai. Biškį per didelę padariau. Karštų klijų arba silikono. Na ką, dabar reikia padaryti, kad jisai būtų paaukštintas. Puiku, kur mūsų stovas? Taram! Skylė. Čia ir čia. Tai va tiek va galiu. Tai ant šito nečiuošim nuo kalniuko, bet skylės pasidarėm, kaiščius susimovėm, pasiėmėm klijus ir viską sujungiam kartu. Kai bus, tai bus. Šunis jau valgyt nori. Opa. Opa. Dabar bereikia, kad jisai prakristų į apačią ir bus. Jo, sikolė. Pasimatuoti vazoną. Dan. Atsimatuoti tašelius. tą ir darykime, tada nepadariau šitą. Tuomet susipjaunam, susukam kartu, šitą dar neišsprendžiau kaip, ir mėgautis. Šitam bliūde turi atsirasti augalas, o tada šitas bliūdas turi, vazonas dar žinomas kaip, turėti savo stovą. Jo, čia vokiška žemė, jau sakiau. Aš čia nenaudoju Gründer įrankius, nes jais pasitikiu, moku dirbti ir taip toliau, bet jeigu jau neturite, taip pat visus šitos projektus galite padaryti namuose ir su savo mažais įrankėliais. O mes dirbam su rimtais įrankiais. Irgi biški kreivokai. Suspausiu tais spaustikliais ir pjaut abu. Čia blogiausia idėja Eva. Turėčiau pastebėti, kad yra geriau negu buvo. Twisteris žaidžiu. Nesprantu, kodėl mes prieš 4 serijas pasidarėm darbo stalą ir aš dabar dirbu ant žemės. Aš noriu sužinoti, kur yra jo vidurys ir kito vidurys ir tada... Wow, čia dabar tokia matematika yra. Gerai, mes to grįšim po pertraukėlę suskaičiavę viską. Gründer – vieno akumuliatoriaus technologija leidžia tą patį akumuliatorių naudoti su skirtingais Gründer įrankiais ir nuveikti daugiau. Ieškokite senukų parduotuvėse ir senukai.lt.
Nu ką. Ir dabar šitas tiesiog turėtų taip ir iššokti. Tadam! Oi, kaip per didelis. Geriau siauriau negu plačiau. Nu, žinok, dabar jau jaudinosi, biškai, kad taip kreivai gavosi. Nu, kažkaip, va čia galėtų būti, ne, mūsų vazono aukštis. Dabar tik reikia atsimatuoti, kaip gražiai atrodo ir koks yra aukštis maždaug. Aš tikrai negalvojau, kad, hei, bus tiek darbo pasidaryti minimalistinį vazono stovą. Ką mums dabar reikia pasidaryti? Pasiimkime kaištį, taip, štai. Ir mums pusę kaiščio reikia, kad sulystų čia, ir pusę kaiščio, kad sulystų ten, į kryžių. Nu ir tada gręžiat. Galima laisvai ranka. Nu gerai, jeigu ranka nesigauna, tai rekomenduoju tada pasinaudoti grąžtą. Giurunderį, jo. Dar liko, man atrodo, 19 tiksliai išgręžtų skylių. Tai čia 1, 2. Nežinau, tai nėra taip, kaip aš galvojau, kad vidutiniškai. Ne per daug. Ko labai nesiūlau daryti, tai nedaužyti per medį su plaktuku, o geriau daužyti per kitą medį su plaktuku. Eiktų gal ir neblogai. Vaikeli, čia daug geriau atrodo, negu aš galvojau. Aš jau save jau čia plakiau, jau galvojau. Dar neįdėjau šitų. Kaip čia buvęs, nes ten padidintos skylės. Tam, 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 taram, taram, tatam. Taram! Stovi. Viskas puikiai. Tau, mano mamyte, vazono stovai. Taram! Man atrodo, aš turiu idėją kitam epizodui. Mums reikia padaryti inkilus. Nes pavasaris. Susitiksim kitame epizode.